Labas vakaras. Labai smagu matyti čia taip gausiai susirinkusius. Ir šį vakarą mes diskutuosime apie šeimos ir darbo derinimą. Ir apie tai, su kokiais iššūkiais susidurėme, kokie klausimai kyla ir tai, ką reikėtų rinktis ir ar reikėtų rinktis. Jeigu kartais kiltų toks klausimas ir tokia dilema. Šio vakaro diskusijoje dalyvauja 4 svečiai. Ačiū Jums. Ir norėčiau trumpai pristatyti kiekvieną jų ir tada galėsime pradėti šią diskusiją. Taip pat vėlgi yra noras, kad Jūs irgi dalyvautumėte diskusijoje, kad užduotumėte klausimus, nes turbūt visi atėjome čia ieškodami atsakymo į klausimą, tai kaip turi vykti tas derinimas. Ir ypač, kai kalbame apie šeimas, kuriuose yra vaikų. Ir ar nėra taip, kad kartais neaišku netgi, kokia yra tikroji priežastis tų klausimų, kuriuos mes keliame. Tarkim, vienas iš tų klausimų, kuris kilo man, tai ar kartais tikroji priežastis yra ne stereotipai, o tiesiog motyvacijos stoka. Kaži kaip yra, ar ne? Taigi, iš eilės ir pristatysiu. Pirmasis mūsų svečias yra Eugenijus Laurinaitis, jau antrą kartą dalyvauja mūsų diskusijoje. Ir medicinos mokslų daktaras, ir psichiatras, psichoterapeutas, konsultuojantis šeimas. Taip. Ir kitas mūsų svečias šiandien yra Agnė Dulskienė. Ir Agnė yra reklamos agentūros TBWA Vilnius vadovė. Ir trečioji mūsų svetė yra Andželika Rusteikienė. Andželika yra asociacijos Investors Forum strateginių projektų plėtros ir komunikacijos vadovė. Ir VEF Global Shapers kuratorė. Taip. Ir turime dar vieną svečią, Skirmantą Tumelį. Ir Skirmantas yra Vilniaus tarybos narys ir tinklaraščio Skirmantas Tumelis, vieno tėčio įspūdžiai, autorius 2 vaikų tėtis, ar ne? Taip. Taigi norėčiau pradėti nuo Eugenijaus. Ir gal Jūs galėtumėte tiesiog pasisakyti, kokios yra Jūsų mintis šiuo klausimu? Gal aš pradėsiu truputį kontroversiškai. Aš esu prieš moterų lygybę. Bet aš pasakysiu kodėl. Nes aš visai nesuprantu, kam lygios jos nori būti. Kurioje vietoje jos nori susilyginti. Ar jos nori prarasti galimybę gimdyti vaikus? Ar jos nori atsipalaiduoti nuo šitos gamtos duotos palaimos? Aš nebereikalo šitą žodį naudoju. Taip, tai yra kančia, tai yra sunkumas, bet tai yra vienintelė nepakartojama duota Dievo palaima jums, moteris, nes čia didžioji dalis moterų aš matau. Ir man tai irgi truputėlį keista. Toks jausmas, kad tik jums rūpi, kaip čia derinti darbą su namais, nes vyrai jau šitą dalyką išsprendė. Jie jau savo pasitvarkė gyvenimus. Va, tai aš sakau, aš esu prieš moterų lygybę. Aš galvoju, kad lygybė gali būti tik tose sferose, kuriuose nėra kažkokių unikalių, tik vienai lyčiai duotų galimybių. Ir čia mes, vyrai, su jumis niekaip nesusilyginsim. Nepasivysim mes jūsų šitoje vietoje. Ir todėl galvoju, kad iš tikrųjų kalba turėtų turbūt eiti apie kitką, kaip vyrams ir moterims jausti po lygiai laimės šitame gyvenime.
Ir čia aš vėlgi galvoju, aš nedrįstu tvirtinti kategoriškai dabar, nes mano patirtis, ašgi pradėjau savo profesinę praktiką psichoterapiją 77-aisiais, praeito amžiaus metais, kai turbūt nei vieno iš jūsų dar gyvo nebuvo šitoj salėje. Ir per tą laiką aš mačiau, kaip keitėsi mano pacienčių gyvenimai, jų atsineštos problemos, jų laukiami išgyvenimo lūkesčiai. Jūs esat visai kitokios, negu buvo mano merginos ir moteris. Aš jūsų nepažįstu. Netiesa, meluoju. Šiek tiek pažįstu. Nes ir jūs ateinat pas mane, nežinau ko, pas tokį seną nukriošusį dėdą. Bet mes kalbamės. Ir yra dalykų, kurie yra amžini. Pavyzdžiui, tai, kad žodis mama tiks tik jums. Tik jums, mums ne. Nors, aš dar kalbėsiu, čia yra šiokių tokių niuansų, kur mes galime jūs pasivyti, žinokit. Ne iki galo, bet kai kuriuose vietose galim. Tai vat grįžtant prie to, kad vaidmenys gamtos ar Dievo duoti yra skirtingi, mums reikia ieškoti, iš to seka, ir skirtingų kelių į mūsų bendrą laimę. Nes tam, kad ta laimė kažkaip būtų jaučiama ir išgyvenama, aš galvoju, kad vienas iš pagrindinių dalykų yra nesijausti nuskriaustam, nesijausti besiaukojančiam, nesijausti paliktam, atstumtam, galų gale vienišam. Ir čia dabar aš pasakysiu, kad galvoju, jog moterims dėja šitai tenka žymiai dažniau pakęsti namie, tai ką aš ką tik pasakiau. O vyrams, aš nesakau, kad jiems mažiau to tenka pakęsti, bet tai dažniau juos ištinka darbe. Toje veikloje, kurioje jie nori kažkaip save realizuoti. Ir tada vyras ateina į namus tikėdamasis paguodos, o moteris jau laukia namuose tikėdamasi paguodos. Ir abudu ateina, žiūri vienas į kitą ir laukia, kuris pirmas paguos. Galų galia abudu supyksta, nusisuka, vienas užkelia kojas ant televizoriaus, kita nueina skaityti moteriškų romanų ir kalbėjimasis praeina, dingsta. Mes nustojam jausti ir suvokti vienas kitą. Gal todėl aš ir parašiau knygą, kuri išėjo prieš porą mėnesių, kuri vadinasi Žvilgsnis iš veidrodžio, moters kelias per gyvenimą vyro akimis. Aš pabandžiau parodyti, kaip vyras vis tik gali matyti. Ir kaip gal verta kartais pažiūrėti, kas ten matosi tame veidrodėje. Bet čia yra tik tai paraštėlės. O jeigu grįžtumėm prie temos, kuri aš galvoju yra nepaprastai svarbi, ryšium su jūsų turima palaima. Jūs esate tos, kurios išauginate ateinančią kartą. Ir auginate jūs ją savimi. Ne knygom, ne žiniom, ne kažkokiais pamokymais, auginat savimi. Pavyzdžiui, yra nustatyta, kad mūsų visų saugumo jausmui šitame pasaulyje, ar aš saugus ar nesaugus jaučiuosi jame, reikšmę turi pirmieji mano gyvenimo metai, nuo 0 iki 12 mėnesių. Tadagi jis dar nieko kalbėti negali ir mūsų žodžių iš tikrųjų nesupranta. Tai kaip jis suvokia, ar saugu ar nesaugu? Labai paprastai, per tai, kiek jis saugus su jumis. Ir čia dabar grįžtam prie mūsų vyrų. Tam, kad vaikas galėtų būti saugus su mama, mama turi būti saugi gyvenime. Ir tą saugumą privalom užtikrinti mes, vyrai. Kad moteris turėtų jausmą, kad jinai turi į ką atsiremti. Kad jinai turi tą, kuris paklausys, gal nebūtinai kalbės, tarp kitko jūs puikiai žinot, geriau už mane. Kai jūs šnekat ir skundžiatės, jums visai nereikia jokių atsakymų. Nes tie vyrai, visi nieko nesupras.
bet kad jie nors išklausytų ir jau bus gerai. Suprantat, išmokit vyrą klausyti savo brangios moters skundų ir tylėti yra titaniškas uždavinys, siaubingas. Siaubingas, nes vyro instinktas yra iškart spręsti problemą. Iškart imti jauti už ragų. Jokio jaučio nėra, už jokių ragų ten paimti jo neįmanoma. Reikia tiesiog išklausyti, nes dėl paprastos tokios neurofiziologinės priežasties moteriai tam, kad jim būtų sveika, per dieną reikia iškalbėti 10 000 žodžių. Jos turi kažkas išklausyti. Nu tai aš suprantu, kad jūs turite telefoną, ten kažkiek tai tas protezas veikia, bet tai visiems protezas. Nes kalbantis reikalingos akys, reikalingas veidas, reakcija. Ir jūs pačios turbūt irgi žinot, skundėtės iš pradžių, paskui vis ramiau darosi ir į galą jau šypsotės. Jeigu jisai ištylėjo, kas yra labai retai. Bet auklėkit, mes apskritai auklėjami. Apskritai. Ir dabar truputį grįšiu prie to, apie ką tikrai aš labai rūpinuosi ir kuo toliau, tuo labiau. Apie tą, kaip su tais mažais būti, kad jie būtų saugus. Tai pirmas svarbiausias dalykas – pasitikėti savo instinktyvių jausmų. Ko jam reikia? Tyrimai parodė, kad motinos puikiai žino, dėl ko vaikas verkia. Ar jis verkia, kad alkanas, ar jis verkia, kad jam skauda, ar jis verkia, kad jam šalta, ar jis verkia, kad jis apsisusioja, apsikakoja, ar jis tiesiog išsidirbinėja. Moteris puikiai jaučia. Reikia tik leisti savo šitai pajusti ir reaguoti taip, kaip jaučiu. Ir bus gerai. Garsus britų psichoanalitikas pediatras Donaldas Woodsas Winnicottas, kurio kelios jau knygos yra išverstos į lietuvių kalbą. Viena iš jų knyga tėvams, kita vaikas, šeima ir jį supantis pasaulis. Fantastiškos knygos. Kito tokio autoriaus apie vaikus nėra. Tiesiog nėra. Winnicottas. Tai štai jisai yra parašęs, kad iš tikrųjų tokio daikto kaip kūdikis nėra. Yra kūdikio ir motinos diada. O paskui po keliasdešimties metų dirbdamas su tais vaikais ir šeimomis, jis paėmė ir pratęsė. Netiesa yra kūdikio, motinos ir tėvo triada. Ir tai yra sistema, kuri yra neatskiriama viena nuo kito. Ir čia dabar aš grįžtu prie mūsų, kur mes galim su jumis pabandyti susilyginti. Nepralenkti, bet susilyginti. Pirmas garsas, kurį išgirsta kūdikis motinos įsčiose, kai tik susiformuoja jo vidinė ausis, yra motinos širdies ritmas. Ir tai yra labiausiai raminantis vaiką garsas po to, kai jis gimsta. Užtenka jį pridėti prie krūtinės ir jis nurimsta. Žinoma, mažas bet, jeigu motinos širdis plaka ramiai, jeigu jin pati išsigandusi, supykusi, nuliūdusi, ta širdis nebeplaka ramiai. Ir todėl negali nuraminti kūdikio. Antras garsas, kurį kūdikis išgirsta. Kur yra gimda? Pilvo apačioje. Tai koks antras garsas? Peristaltika. Žarnyno garsas. Ir ką daro vaikai, kuriems jau 1,5, 2, 3 metukai, kurie laksto po pasaulį ir staiga kažko išsigąsta. Atbėga prie jūsų, apsikabina aplinkoje ir priglaudžia galvą kur? Prie pilvo. Pasiklauso, nurimsta. Ir vėl gali eiti toliau tyrinėti pasaulio. Ir galiausiai trečias garsas, kurį kūdikiai išgirsta, yra jūsų balsas. Nes jūsgi šnekat, jūsgi gyvenat. Ir va čia atsiveria erdvė mums. Tam, kad kūdikis gimęs reaguotų į motinos ir į tėvo balsą. Vienodai optimistiškai ir entuziastingai. Tėvams reikia pradėti kalbėti su kūdikiais nuo 4 nėštumo mėnesio. Paprasčiausiai atsisėsti prie pilvelio ir skaityti pasakas. Ir kūdikis girdės tėvo balsą nuo to pat pradžios momento, kaip ir mamos balsą. Ir tai tikrai yra faktas. Šitai aš tiesiog žinau. Čia jau ne tik iš mokslinių tyrimų. Tai noriu pasakyti, kad mes galim truputį prie jūsų
kaip čia negražiai žargoniškai sakoma, prisiblatinti. Bet jeigu tęstumėm toliau, aš galvoju, kad šitos užduotis, šitas vaidmuo yra nepakeičiamas. Ir nori ar nenori, bet kiekvienas vaikas yra vienas etatas. Šitai reikia labai paprastai. Čia jau paskaičiuota tikrai. Vienas vaikas, vienas etatas. Tiesa, mes čia truputėlį kalbėjomės prieš prasidedant mūsų pokalbiui, kad su skaičiumi kuo daugiau vaikų šeimoje, tuo tas krūvis mažėja su kiekvienu sekančiu vaiku. Proporcingai. Ne, apskritai jis didėja, bet kiekvienam iš jų mes skiriam vis mažiau, todėl kad supratom, kad apskritai jis išauks, kad nieko su juo baisaus neatsitiks, kad jis va čia nenugrius ir numirs mums toj pat akyse, kad apskritai jis gali kažkuo ir pats pasirūpinti, o be to yra vyresni, kurie jeigu aš pamiršau, tai man primins, o jeigu neprimins, tai tik džiaugsis visi kartu, kad aš pamiršau. Vienu žodžiu, grupėje visada ramiau. Todėl su kiekvienu sekančiu vaiku ta investicija į jį yra mažesnė. Bet apskritai visiems, 2 vaikai tai 1,5 etato, 3 vaikai tai 2 etatai. Ir tai reikia žinoti ir kad kitas irgi žinotų. Nes aš turiu ne vieną ir ne 2 jaunas mamas, kurios ateina ir sako, o man visi sako, kad aš nieko nedarau. Ir mane graužia sąžinė. Aš jaučiuosi apskritai tinginė. Sakau, palaukit, ar jūs tingit, ar jūs jėgų nebeturit niekam kitam? Apskritai sako, jėgų neturiu. Tai jeigu neturit jėgų, tai turbūt jas kažkur išeikvojot. Gal. Ir paskui išryškėja, pikantiški tokie dalykai. Mama visą laiką kritikuoja, kad tu nė velnio nedarai, bet kai jos paprašo, kad savo mamos, kad jinai truputį pabūtų su vaiku ir leistų jai kažkur išeiti, ta po 2 valandų sako, ne, jau daugiau nebegaliu. Pasirodo darbas. Ir dar koks. Tai jeigu mes skaičiuojam krūvį, jeigu mes įsivaizduojam, kad šeimoje abudu turėtumėm nešti maždaug tiek pat, kad abudu nesijaustumėm nuskriausti. Tai taip ir reikia skaičiuoti. Vyras 1 etatą darbe, aš 1 etatą namie, paskui visą kitą dalinamės per pus. Ir gal tiek šiandien. Pradžiai. Aš norėčiau Agnės paklausti. Jūs turite 2 sūnus, taip? Taip. Ja? Taip, aš jau užsnūdo, aš galvoju, įrašysiu ir duosiu vyrui paklausyti. Pasodinsiu ir sakysiu, klausyk. O paskui aš bijosiu išeiti už kampo. Taip, aš esu 2 sūnų mama. Ir, jūs esate sakiusi, ar ne, kad vis dėlto nuo 3 mėnesių jau klausinėjo, ką jūs veikiate, ar ne, kai jūsų sūnui buvo 3 mėnesiai. Maždaug, kaip visa tai atrodė ir kokie buvo jūsų pasirinkimai ir kodėl jūs pasirinkote taip, kaip pasirinkote? Šiandien aš pasakosiu apie savo asmeninę patirtį. Nežinias, nes tai daro profesorius ir bravo. Pasirašyčiau po kiekvienu žodžiu, iš tikrųjų nuoširdžiai. Ir kiekvienam tam žodžiui reikia sąmoningumo, kuris dėja ateina tik tai su laiku gyvenimo, bent jau man. Ačiū. Prašau. Prieš atsakydama į klausimą, prieš ateidama čia, aš su savo vyresnėliu, 15-mečiu, jam tuoj sueina 15, be 5 minučių, sakau, bus tokia tema, konferencija, aš dalyvauju ir gal tu važiuosiu su manim, jisai sako, o tai kokia tema, jisai išsiaiškino, sako, gerai, važiuosiu, sako, bus galima uždavinėti klausimus iš auditorijos, sakau, taip, bus, o ką tu užduosi, sako, aš užduosiu, o kaip jaustis vaikui, kuris laukia mamos karštų pietų, pavyzdžiui, užduosiu tokį klausimą, sakau, gerai, bus galima užduoti šitą klausimą, sūnau, ir jį bandysim atsakyti. Tai jo šiandieną nėra, jisai išvažiavo namo su tėčiu.
Ir aš bandysiu sąžininkai atsakinėti klausimus. Pasigimdžiau aš pirmą vaiką, pirmą savo sūnų, gana jauna pagal šių metų standartus, kaip profesorius sako. Ir taip buvau iš tų ypatingai veiklių, kurios buvo užprogramuotos siekti, pasiekti, daryti, eiti, karjera, veikla, universiteto tik neužtenka, reikia milijoną kitų veiklų. Ir pasigimdžius vaiką, kur aš dar visiškai kosmose, bent jau aš tikrai neįsivaizduoju, kaip išeiti į darbą po 2 savaičių, viską sustigavus, sudėliojus, įvedus ir dabaram. Po 3 mėnesių aš nejaučiau savo kūno, aš nežinojau, kas aš esu ir esu jis, ono toks, tai kažkoks aptarnaujantis personalas, nemiegojus ir visą kitą, susitinku žmonės ir sako, oi, tai kūdikis, sveikinu, faina, o tai ką veiki? Nu tai, va? Nu tai jo, sako, tai ką tu veiki? Tai žodžiu, ir tai buvo ne iš vieno žmogaus. Aš girdėjau, matyt pas mane viduj buvo šitas klausimas, kad ar aš užtektinai esu naudinga visuomeniai, ar užtektinai esu įsidarbinus, arba reikalinga, arba visokia kitokia. Ir man atveidrodžiavo visa aplinka ir sako, ką tu veiki nuo 3 mėnesių. Ir taip mano patirtis su pirmoju, aš išėjau iš proto, tikrąją tą žodžio prasme, ir 7 mėnesių palikau jį namuose su auklė ir sugalvojau, kad ne, arba aš išvesiu visus iš proto šiuose namuose, nežiūrint tai, kad aš jį dievinu palei šiai dienai. Ja. Ir išėjau dirbti. Toks buvo mano pasirinkimas su pirmu mano vaiku. Su kitu mano vaiku atėjo kitas pasirinkimas. Su kitu savo vaiku aš buvau namuose su dideliu malonumu 1,5 metų, dideliu pasimėgavimu malonumu ir niekur negali padėti savo asmeninės saviraiškos, kuri jinai yra viduje, kaip tiksintis, nežinau, bomba turbūt ne tas pasakymas, bet tiksintis mechanizmas, kuris yra. Tik tai vaikai išleidusi darželį, jam buvo apie 2 metus, aš sugalvojau, kad jo, man reikia pakeisti gyvenimą, viską mesti, darbą mesti ir viską pakeisti iš esmės. Ir tiek buvo poreikis aktyviai protiniai veiklai, kad aš išvažiavau Maskvą mokytis. Nežiūrint tai, kad protestavo visi šeima, visa aplinka ir sakė, kaip tu taip gali, kaip tu iš principo labai daug pasmerkimo, labai daug nepalaikymo, labai daug sakymo, ką aš turiu ir ko aš neturiu daryti. Ir aš galvoju, kad ne, arba aš pati savo atrodysiu šiukšlė, pati savo, niekas absoliučiai, arba aš noriu toliau tęsti tai, ką pradėjau, nes man tai labai įdomu ir man svarbu. Ką aš noriu pasakyti su labai daug patirčių ir dabartiniam savo pareigom, užduotim ir ką aš dalinu tarp darbo, šeimos, savęs, mano saviveiklos, kurios yra dar be proto labai daug prisigalvotos visokios. Tai yra tai, kad labai svarbu pasirinkti save. Man taip atrodo, man asmeniškai taip atrodo. Ir tas pasirinkti save, kas tai yra, aš turbūt šnekėsiu labiausiai ne apie kitus darbus, aš šnekėsiu apie verslą, kuriame aš esu. Esu komunikacijoje, tai reiškia, turiu labai skirtingos patirties santykius su labai skirtingais klientais ir partneriais ir taip toliau. Yra labai didelis spaudimas, kokia turi būti moteris, kas yra geras darbuotojas, kas yra įmonės vakarėliai, kur yra netoleruojamos ateiti į įmonės vakarėlių su savo antra puse, yra netoleruojami vaikai darbuose ir taip toliau. Tai reiškia, realiai paskaičiavus ir atmetus, jeigu gerai dirbi taip, kaip įsivaizduoja visuomenė ir koks yra spaudimas, kur verslė yra laikoma ant 2 mygtukų, tai yra ant kalties ir ant baimės. 2 mygtukai, kurie pastoviai yra spaudinėjami. Ir sėkmingai mes visos įsidarbinam ir bandom pateisinti visus lūkesčius. Ir tas pasirinkimas savęs yra sudėtingas verslo aplinkoje.
pasirinkimas savęs, bandymas atsirinkti, kas aš esu ir ko aš noriu, pradžią užduoti savo klausimą, ko aš noriu. Ne ką aš privalau, aš girdžiu, profesoriau, kad mes privalom užauginti vaikus ir aš kategoriškai su tai nusitinku. Bet išgirsti save, ko aš noriu, nusimti mamos ir tėtės uždėtas programas, nusimti sociumo labai didžiulį spaudimą, nusimti spaudimą, kad kokie tu privalai būti gera darbuotoja ir kas tai yra gera darbuotoja, ir kas tai yra geri pasiekimai arba negeri pasiekimai, vertinimą. Atsirinkti, ko aš noriu ir eiti. Ir tada atrandi būdų derinti ar nederinti, atrandi būdų, kaip būti ar nebūti, atrandi būdų, kaip būti čia ir dabar, kaip daryti, kas tau yra svarbu. Jeigu tau svarbu saviraiška, eik. Jeigu tau yra, aš iš savęs sakau. Jeigu svarbu man yra vaikai, man yra beproto svarbu vaikai, dėl to jie auga mano darbe. Jiem yra leidžiama ateiti mano darbą ir būti jėse. Ir aš už tai esu labai dėkinga bet kam aplinkui, kad turiu tokias sąlygas. Tokias sąlygas turiu dėl to, kad aš pati labai, man buvo aišku, kad man jų reikia. Šalia. Ir aišku, kad aš noriu užsimti saviraišką. Tai turbūt trumpai tiek. Aš už tai, kad žinoti save, turėti aiškius atsakymus, ko aš noriu. Ir tas labai labai sunku, nusimti visas programas ir žinoti, ko aš noriu, o ne visi aplinkui. O kitas mano turbūt patirtis ir mano išvalga yra tai, kad viskas kainuoja. Viskas absoliučiai kainuoja. Turi savo kainą. Ar jūs pasirinksite likti tik tai namuose, tas kainuoja. Ar jūs pasirinksite eiti ir būti, užsiekti karjeros ir viso kito, tas kainuoja kitą kainą, bet kainuoja. Viskas, ką pasirinkti gyvenime, kainuoja. Tai dėl to, man atrodo, kad jeigu jau tai kainuoja, tada reikia sąmoningumo pasirinkti, ką aš noriu, kurį kelią rinktis ir kokią kainą mokėti. B, kad tas kelias bent jau džiugintų. Jeigu jau aš moku kažkokią kainą, kad ta kaina bent jau mane džiugintų. Tai turbūt pagrindinės mano išvalgos būtų tokios, iš bent jau mano patirties, tai ką aš matau, kokie pas mane ateina darbuotojai dirbti, su kokiam problemom arba iššūkiais iškyla merginom, šiuo atveju, ne vaikinam, kažkodėl tai. Vaikam aš sakau, kad mano užduotis neišauginti jūs tobulus, o pabandyti sutaupyti psichoterapeutui sąmatą. Tai aš bandau taupyti savo vaikams psichoterapeuto sąmatą. Taigi aš bankrutuosiu. Ačiū, Agne. Andželika, jūs esate pasakiusi, kad balanso nėra, yra susitarimas. Ar ne? Ir gal galite šiek tiek praplėsti šią savo mintį? Jo, iš tikrųjų, aš vis tiek esu dar, jaučiu šitoje panelėje, tas žmogus, kuris daug auga ir daro dar daug klaidų. Ir kai visą laiką galvodavau apie tą šeimos ir darbo derinimą, arba aš jį kažkaip savo vardindavau šeimos ir darbo balansas, tai supratau, kad to balanso nėra. Yra susitarimas tavo šeimoje su savimi, susitarimas su tavo vyru, susitarimas darbe, su tavo darbdaviu. Ir aš taip pat sėkmingai per tai pereinu per savo asmeninę patirtį. Ir turėjau labai gerą pokalbį su savo vyru, kai praeitais metais nutariau be savo darbų ir visokių smagių veiklų, ką aš darau, kandidatuoti ir eiti ir pasaulio ekonomikos forumo, minėta Global Shapers klubo kuratorės poziciją. Nežinoma, pirmas pokalbis ir su patarimais iš vyresnių žmonių buvo žinoma su mano vyru, kad mielasis, aš noriu eiti šios organizacijos vadovės, man ši organizacija rūpi, aš matau tam tikrą viziją jai, ką tu apie tai manai? Žinoma, jisai sako, taip, aš matau, kad tau tai rūpi, žinoma, eik. Bet su tokiu atsakymu tu pradedi antrą pokalbį, kad, gerai, nes šitas atsakymas tai reiškia, kad, taip, tai tavo sprendimas, daryk, ką nori, ar ne, bet tai galbūt neliečia tiek manęs ir ar jisai tikrai suprato, kodėl tai yra svarbu man ir kaip tai yra svarbu jam ir ar tai padės mūsų šeimai ar nepadės mūsų šeimai. Tu pradedi tada antrą raundą pokalbių susitarimų ir pasitarimų, išaiškindamas, kodėl tau tai rūpi,
kaip tai padės man kaip žmogui, kaip asmenybei, kaip aš tai derinsiu su šeima ir jau su esamu darbu. Ir labai gerai mano vyras pasakė vieną frazę. Sako, žinai, kad mūsų šeimoje būtų laimė ir darna, man nereikia suprasti tavęs. Man iš tikrųjų reikia suprasti save. Ir aš išgirdau šitos žodžius, supratau, kad ant kiek iš tikrųjų yra gili mintis, kad kaip bebūtų, bet kokiam balanse arba derinime, visų pirma, mes turim suprasti ir reflektuoti apie savo poreikius. Gal šiek tiek ir papindant Agnę. Ir man atrodo, man tas buvo ypatingai svarbu išgirsti iš jo, kad vyras sako apie tai, kad jam irgi svarbu suprasti save, tam, kad jis jaustųsi pilnavertis gyvenime. Ir tada mes suderinę vienas, susitardami vienas su kitu apie mūsų poreikius ir tai, kaip mes jaučiamės gerai ir šeimoje, ir santykėje su darbu, mes galime judėti į priekį. Nes kaip bebūtų, aš manau, kad tam derinime vėl tu negali turėti visko vienu metu. Negali būti 100% tobula žmona ir 100% tobula karjeristė ir visuomenininkė. Tu visą laiką kažką aukoji. Vienu gyvenimo etapu ir vėl tai yra susitarimas, galbūt su savo vyru, su savo darbdaviu, kuriuo gyvenimo etapu tu kur skiri daugiau laiko. Ar šitos metus tu skiri daugiau laiko savo karjerai ir aukoji šeimą, ar kitus 2 metus tu skiri daugiau laiko savo šeimai ir aukoji akceleravimą karjerai arba visuomeniniam gyvenime. Tai manau, kad prioritizavimas yra ta antra dalis prie tos tokios darnos, visgi mano manimu, ne visai buvimo, nes, kaip anglų kalba sako, you can't have it all. Ir visgi tu pasirinki galiausiai. Ir matyt, trečias aspektas vėl mūsų susitarimo, tai yra darbų pasidalinimas. Ir čia papildant, matyt, profesorių, taip, moteris visada bus mama, vyras visada bus tėvas. Ir kuo toliau, tuo daugiau vyrai nori būti pilnaverčiais tėvais. Ir taip pat mano vyras sėkmingai sako, aš mielai sėdėsiu 1,5 metų su vaiku namuose. Ir galbūt prieš 3 metus aš tai žiūrėjau didelėm akim ir negalėjau patikėti, kad jis tai ištarė. Bet jisai to nori. Ir šiandieną mes esam gal visai kitokioje aplinkoje, kur vyras tai nebūtinai tvirtas karjeristas, bet jisai irgi nori skirti laiko šeimai. Tai visgi tas darbų pasidalinimas, manau, vėl yra vidinės susitarimo dalykas, kur mes pasidalinam, ką mes kartu darom namuose, nuo paprastų buitinių dalykų iki tavo atostogų organizavimo. Ir manau, kad čia kaip ir darbe, taip ir šeimoje galioja toksai, kaip aš vadinu, įgūdžių arba tai, kas tau sekasi savaime pasirinkimu. Kaip ir mūsų šeimoje, man puikiai sekasi viską organizuoti. Ir aš žinau, mano vyrui, jeigu duokit ką nors organizuoti, tai liks diena iki finalo ir tau vis tiek reikės tai suorganizuoti. Nes jam tai nepatinka, jam tai nėra, kas jam natūraliai gaunasi, nes jisai yra mokslininkas. Tai va tie dalykai, kur reikia giliai pasidomėti, išanalizuoti, išsikrapštyti, štai jisai jo 100% potencialo ir jisai tą daro. Tai manau, ypatingai reikia pasidalinti tais darbais, tom veiklom, pagal tai, kad tu sugebi geriausiai, tam, kad tu turėtum ir abipusį supratimą, aišku, ir galiausiai taip ir išeina, kad to balanso nelabai yra. Yra pasirinkimas, yra prioritetai ir yra susitarimai. Ačiū. Jūs užsiminėte apie tėvystės atostogas. Aš prisimenu, kai mūsų vaikai jau gimė anksčiau ir kai mano vyras nuėjo į personalo departamentą kalbėti apie tėvystės atostogas, nes mes vėlgi, įvertinę, kas geriausiai mūsų šeimai, nusprendėme, kad aš grįšiu į darbą ir nusprendžiau tą padaryti labai anksti. Ir kai vyras nuėjo pas personalo vadovę, ji pasakė, kad ar tikrai galima tėtėms eiti tėvystės atostogų. Ir tai buvo labai neseniai. Nes tiesiog buvo diskusija apie tai, kad vyrai negali eiti tėvystės atostogų, ką tu čia sugalvoji. Jis sako, grįžk po savaitės, aš pasitikrinsiu, ar tikrai taip galima. Kai vyras grįžo, sako, bet tikrai pasirodo galima. Tai per 10-15 beveik metų labai daug kas pasikeitė.
Ir jau šiandien Lietuvoje mes labai dažnai net nebenustembame, kad tėtis išėjo tėvystės atostogų. Galbūt tai nėra taip įprasta kaip mama, bet vis dėlto vis daugiau tėčių. Ir šiandien vienas toks tėtis yra čia. Ir Skirmantai, jūs išėjote tėvystės atostogų, taip? Taip, 2 kartus po mėnesį su kiekvienu vaiku, nedaugiau, taip mums išėjo. Mūsų istorija vėlgi kiek kitokia, ten irgi stovėdami šiek tiek aptarėm. Man vaikai gimė, kai mes buvom vyresni, 31 mečiai mes su žmona buvome ir buvome karjeros pike. Prieš tai mes irgi susituokę vis galvodom, kada tą vaiką gerai gimdysim ar darysim, kaip ten bebūtų. Tai visada trukdė karjerą. Dar palauk, dar reikia, va čia man užbaigtą projektą, žmona sakydavo, man tai kaip ir bet kada gerai. Tai va, taip ir gavosi, kad gan vėlai atsidėjo ir buvo tikrai problema kita. Mes turėjome nusistovėjusią dienotvarkę namuose, mes turėjome, kaip būna, kad, pavyzdžiui, yra senberniai arba senmergės, jiems sunku susirasti antrą pusę, nes jie turi savo įpročius, kuriuos labai sunku keisti. Tai man asmeniškai buvo labai sunku keisti įpročius, kai negali namie dirbti visiškai. Turi prižiūrėti vaiką, keisti jam pampersus ir tikėtis, kad anksti užmigs ir tada turėsi tą laiką, tą iš savo miego, kurį pasivakti. O jeigu dar reiktų skalbti palutes? Ar jūs pagalvojat, koks yra didžiausias 20-ojo amžiaus išradimas? Skalbimo mašina, tiesa. Pampersai. Ne? Okay. Jūs net nepagalvojat, jie išvadavo moterį. Iš tikrųjų. Bet vyras išrado. Taigi tik tinginiai ir daro genialius išradimus. Matyt, liko tėvystės atostogų. Pampersai tai kaip ir skalbimo mašina. Anksčiau, kai buvo sunku skalbti, tai nenorėdavai skalbti, dabar tiesiog nenori dėti į skalbimo mašiną rūbus, nes tai irgi darbas. Laiko užima, nerandi laiko tam. Tai ir su pampersais irgi panašiai. Tai aš, kaip minėjau, turiu 2 vaikus, jie 1,5 metų skirtumą ir pampersų keitimo rutina, asmeniškai man atrodo, kad aš daugiau keičiau jų. Tai aš jų keičiau 4 metus kasdieną. Ir tas darbas buvo, kai paskutinį pampersą vos nepadėjom dėžę į spintelę, tai buvo irgi toks kaip ir šventė šampano atsidaryti verta. Tai buvo gan toks etapas, vienas sudėtingas. Ir vėlgi, karjeros viršūniai ir sunku vaiką turėti, bet ir sprendimas padaryti, prisimti dar daugiau atsakomybę buvo vėl tas pats vaikas. Kai gimė pirmas vaikas, pasikeitė visi įpročiai, daugelis įpročių pasikeitė ir kitas žmonių ratas, draugų atsirado netgi taip, nusprendžiau eiti į politiką. Tai kai gimė antras vaikas, tai buvau ir politikoje, ir buvau daugiabučių namų bendrijos pirmininkas, ir darbą dirbau kitą, ir dar turėjau politinių kažkokių tai reikalų. Tai darbo padaugėjo, viską galima derinti ir nors sunkiai, bet įmanoma, čia irgi prelegentai kalbėjo apie tai, kad reikia kažką daryti, ne tai, kad kažką, bet reikia siekti, kaip aš vadinu, sinchronizacijos, kad kai tai eini iš darbo ieškodamas paguodos, o žmona laukia paguodos, reikia kažkam arba nusileisti, arba susitarti iš anksto, kada tu norėsi tos paguodos, kad aš tada nenorėčiau jos, arba atvirkščiai. Tai šita sinchronizacija yra reikalinga, bet kaip tą pasiekti, tai aš tą vadinu sinchronizacijos sesijom. Tai yra pokalbiai su žmona, su mylimu žmogum ir tuos pokalbius mes darydavom dar prieš gimus vaikams. Mes turėjom pomėgį vakare išvažiuoti su automobiliu ir pasivažinėti po miestą. Ir tiesiog be tikslo ir kalbėtis. Nes iš tiesų tų pokalbių sesijų labai mažai. Šitame very busy world, taip sakant. Tai arba darbas trukdo, arba kažkokie kiti reikalai ir jeigu tu išeini iš savo aplinkos su mylimu žmogum, kalbiesi, atsiranda kažkokiu, net nežinau, kalbėsi apie beleką, kad ir apie mokslą, arba apie jausmus, jinai apie jausmus, aš apie mokslą, kažkokiu tai būdu susitarėm. Kažkokias nesąmonės, jo, ir išsiaiškinam kažką tai. Tų sesijų patirtis persikėlė... Aš labai atsiprašau, bet aš noriu pasakyti, kad jūs sakote tai, kad šiuolaikinis mokslas tyrinėjantis šeimos gerovę įrodė,
tam, kad šeima išgyventų ilgai ir jaustųsi laiminga, vienas iš 5 būtinų dalykų yra bent 10 minučių per dieną pakalbėti apie bile ką. Šiuo atveju aš dėkingas savo žmonai, nes jinai protinga labai ir dėl to priverčia mane tą daryti. Kartais paspausdama jausmais, būna ir ašarų, pripažįstu, bet rezultatas būna tiesiog džiuginantis. Tai net tokius stuobrius kaip vyrai galima paveikti, protingai juos vedžiojant. Aš suprantu, kad kartais į mane vedžioja, bet aš tam duoduosi ir man rezultatas labai patinka. Tai netoks jau ir stuobrys. Tai va, tai mano maždaug tokios patirtys. Aš vis dėlto norėčiau gražinti mus jau visiškai prie tos mūsų temos, ar ne? Būtent tas santuokos, šeimos ir karjeros derinimas. Ir vis dėlto norėčiau išeiti iš to taško ir teigti, kad, o jeigu santuoka ir karjera yra ne alternatyvos, jeigu tai nėra pasirinkimas, vis dėlto mes gyvename 21 amžiuje, dauguma šeimų yra tokios, kur yra abu dirbantys. Šeimų, kuriuose nedirbtų kuri nors pusė, nuo maždaug 55-6 metų mažėja ir tendencija yra vis dar tokia pati mažėjanti. Yra tokia nuomonė, kad tik turtingi gali sau leisti. Ypatingai. Ypatingai turtingi. Ir arba jau socialinės atskirties. Yra netgi ir taip teigiama, ar ne, kad daugiausiai leidžia savo nedirbti, arba ypatingai turtingi, arba socialinės atskirties. Sheryl Sandberg savo knygoje, ar ne, Facebooko viena iš vadovių, aprašo situaciją, kur pas ją ateina darbuotoja ir sako, kaip čia bus su šeimos ir darbo derinimu. Ir ji jos klausia, tai man sveikinti, tu tuoksiesi? Ne. Tai draugą turi kartu ar draugę kartu gyvenate? Ne. Tai gal laukiesi? Ne. Bet aš planuoju. Ir jos mintis, kurią ji plėtojo, buvo ta, kad, ar ne per anksti tu tą planuoji. Šiandien tu dirbi, šiandien tu turi daug galimybių, kodėl mums neplanuoti to, ką tu darai šiandien, o kai ateis ta situacija, mes tada planuosime, kaip derinti šeimą ir karjerą. Tos šeimos net horizonte nesimato, o tu jau skiri tiek savo laiko ir smegenų tam apmastyti. Ar ne, čia buvo tokia jos mintis, ir jeigu mes išeiname iš to taško, kad santuoka ir karjera yra ne alternatyvos, kad vis dėlto dauguma mūsų, net ir čia sėdinčių, ar ne, mes ir dirbame, ir turime šeimas. Ir kiekvieną dieną renkamės. Tai išeinant iš šitos perspektyvos, kad vis dėlto tenka derinti, ar ne, ir vis dėlto reikia atrasti save ir taip toliau ir panašiai, dabar ypatingai tai yra stiprus diskursas ir stiprus kalbėjimas, kad kiekvienas mes turime atrasti save. Bet vis dėlto vaikai auga, o mes vis dar ieškome atsakymų. Jie užauga, toliau ieško su savo vaikais atsakymų. Dauguma iš mūsų jaučia kaltę, nerimą ir kaip kovoti su tuo ir kaip jūs patys su tuo kovojate. Tai gal, Eugenijau, jūs... Pirmiausia, gal keli dalykai iš šiuolaikinės, žymiai jaunesnės už mane kartos gyvenimo, kurie man yra nesuprantami absoliučiai, bet taip totaliai. Tai pirmas iš jų yra ieškoti savęs. Kur jūs save pametėt? Kur jūs buvot, kad savęs nebeturit su savimi?
Tai ką jūs su savim turit? Su kuo jūs gyvenat? Aš šito nesuprantu. Jūs, va tie, kurie čia dabar šią sekundę sėdit, ir esat jūs. Jūs ir esat visas aš. Visas. Nieko nepametęs. Niekur. Toliau. Kitas dalykas, kuris mane jau nebestebina, bet šiurpina. Garbės žodis. Priimk mane tokį, koks aš esu. Blemba. Tai ką tu esi koks nors, reiškia, statula amžiams pastatyta bronzoje? Va toks daiktas, kurį tik tai garbinti reikia? Taigi mūsų gyvenimas visas yra taikymasis vienam prie kito. Taigi nebereikalo lietuvių patarlis sako, kad santuokoj pirmieji 25 metai sunkus, paskui būna lengviau. Ir ką daro tie, kurie neišgyvena 25? Jie nesulaukia, kol bus lengviau. Jie pradėjo naujus 25. Ten kantrybės dar mažiau, vėl nesulaukia. Pradeda trečius 25, ten ir užsilenkia. Taip ir nesulaukia, kol bus lengviau. Ką tai reiškia priimk mane tokį, koks aš esu? Aš esu su tavim ir noriu būti su tavim. Ir tam, kad galėčiau būti su tavim ir tu galėtum būti su manim, mes abu šlifuojamės kiekvieną dieną. Kiekvieną rytą reikia atsikelti iš lovos ir pasakyti savo, kad šiandien aš vėl kursiu mūsų šeimą. Kitaip nebus. Ji nėra kažkas, kas vieną kartą buvo pasakyta ar pastatyta kur nors ir stovi. Atsiprašau, malonumas yra rezultate. Malonumas yra rezultate. Ir kai vaikai žiūri vienodai linksmai ir į tėtį ir į mamą, kai jie nori eiti į vienus kažkokius renginius su mama, o kitus su tėčiu, nenori su mama, nori su tėčiu. Blemba, koks džiaugsmas. Taigi tai ir yra tai, kas duoda malonumą. Kai staiga pajunti, kad ta mama nėra vienintelė, kad aš irgi svarbus. Taigi jūs man pritarsit, Skirmantai. Be jokios abejonės. Dar vienas svarbus labai dalykas, aš galvoju, kas man irgi va taip kažkur visiškai pasimeta. Tai yra kažkoks tai bandymas suvokti, kad savirealizacija yra kažkur už šeimos ribų, už namų. O namuose yra ne savirealizacija, o kančia. Čia vat yra, reiškia, tortūros, o ten yra erdvė malonumui. Taigi, ką tik pasakė, darbas tai yra tas, kur mumis manipuliuoja baimė ir kalte. Visą laiką. Pagalvokit, kaip jūs laiko. Taigi jūs spaudžia kaip strina. Taigi dabar atėjo mūsų išsvajotas kapitalizmas, kurio pagrindinis dievas yra pelnas. Ir kai mano Omnitelis aiškino, jūs esat mums svarbiausi, galvoju, blemba, makaronai ant ausų jau kabo, jau ausis linksta. Pelnas jums svarbiausias, o ne aš. Ir aš galvoju, kad mes turim suprasti. Aš savo laiku iš sovietmečio atėjęs, kai išėjau į tarptautinę areną, aš iš tikrųjų nesupratau kai kurių savo kolegų, kurie atrašydavo apie tarptautinės organizacijos, kuriuose aš buvau taip pakankamai aukštai, laiškelius, kad aš į šį susitikimą neatvažiuosiu vieną metuose. Neatvažiuosiu, todėl kad dabar kaip tik mano atostogos su šeima Alpėse. Man žandikaulis nukritdavo, aš nesuprasdavau. O dabar aš pradedu suprasti, kad mes negyvename tam, kad dirbtumėme, o dirbame tam, kad gyventumėme. Ir va čia, o ne karjeros ar šeimos dichotomija, man atrodo, žymiai svarbesnė, žymiai reikšmingesnė. Kai aš suvokiu, kad karjera yra tik instrumentas užtikrinti kokybišką mano gyvenimą. Kad aš būčiau laimingas su tais, kurie yra man patys artimiausi, patys brangiausi. Ir tada man rūpi, kad ta karjera užtikrintų kokybišką gyvenimą su jais,
bet neatstotų ir nepakeistų jo, o padėtų man jį gyventi. Ir tada bus laimė, tada bus džiaugsmas. O, tai tai tam ir kalbu visi. Mes dirbam tam, kad gyventumėm, o negyvenam tam, kad dirbtumėm. Jo, valgom, kad gyventumėm, o negyvenam, kad valgytumėm. Aš norėčiau Andželikos klustėti. Vis viena jūs dirbate su daug investuotojų, ar ne? Ir susidurėte su darbdaviais. Ir kaip, koks yra darbdavių požiūris ir ką jie apie tai kalba. Dėl to, kad, vis dėlto daug darbdavių šiandien jau pradeda kalbėti apie tai, kad, žinoma, būtinas yra pelnas, bet jo tu negali turėti, jeigu darbuotojai nesiekia tų pačių tikslų, kurie yra ir organizacijos tikslai. Jo, aš kadangi dirbu su, manau, tokia, aš kartais sakau, išskirtinė darbdavių grupė Lietuvoje, nes tai yra tarptautinės įmonės, tai yra įmonės, kurias dažniausiai turi daug vidinių politikų viduje, kurios yra tarptautinio lygio, nes jom geriausios praktikos ateina iš užsienio. Bet ką aš pastebiu, žinoma, su savo nariais, tai yra tai, kad jie visi kuo toliau, tuo labiau ir tuo daugiau dėmesio skiria darbo ir šeimos politikų derinimui. Jie kuo toliau, tuo daugiau dėmesio skiria žmogaus arba tuo darbuotojo laimiai darbo vietai. Nes manau, kad ypatingai su visa Y naujaja karta ir pastaraisiais tyrimais apie tai, kad jaunoji karta daugiau dėmesio kreipia į save, į savo vertybės, į požiūrį, jam darbas nėra pirminis prioritetas vien dėl pinigų, bet jam yra svarbu, ką tu darai ir kaip tu darai ir dėl ko tu darai, kas yra ta aukštoji misija, daugiau negu kasdienis darbas, apie tai, apie ką gal mūsų tėvai apskritai negalvodavo, eini, atidirbi ir išeini. Tai tas natūraliai toksai rinkos spaudimas atsiranda ir tikrai darbdaviai, kaip aš sakau, krapšto galvas su didelėm akim, ką daryti ir ką koreguoti. Ir jie į tai reaguoja ir jie, bent jau ką aš savo pastebiu narių aplinkoje, tai tikrai ir lankstina ir darbo grafikus jau šeimoms, kurios turi vaikus ir, kaip ir minėjau, turi įvairias darbo ir šeimos derinimo politikas ir papildomas garantijas skiria. Ir žinoma, kad kai kurie netgi, verslininkai yra įkūrę šeimų universitetus savo darbuotojams, kad jie galėtų mokytis apie tai, ugdyti save, nes visas tai yra labai susiję su stresu darbe, kiek jie šeimos atsineša į darbą ir nesugeba atsijungti. Tai į tai yra investuojama, bet tuo pačiu aš pastebiu, kad ypatingai kuo daugiau žmonės atranda tą tokį poreikį, gal tuo metu, kai atsiranda šeima ir kai ta šeima jau būna papilnėjusi, nes dar jeigu vyras ir žmona, tai viskas dar pakankamai paprastai. Bet kai jau atsiranda vaikai, tai visi kaip vienas sako, ypatingai vadovų lygmenį, tu pradedi dirbti protingiau, o ne daugiau. Nes Lietuvoje, tai yra matyti du dalykai, kas apibūdina gerą darbuotojų. Tai dirbi daug ir ilgas valandas ir jeigu tavęs nėra ofise, tai vadinasi, tu nedirbi. Tai manau, kad šitie du dalykai iš tikrųjų jie kinta ir tą ypatingai toleruoja tarptautinės įmonės. Tu tikrai nebūtinai turi sėdėti ofise tam, kad parodytum rezultatą ir tu tikrai nebūtinai turi sėdėti 16 valandų prie kompiuterio, kad įrodytum, kad tu gali pasiekti rezultatą. Bet tuo pačiu įdomus tyrimas neseniai buvo Teo bendrovės atliktas, kuris, gal dar kartą man parodė, kad visgi yra dar daug darbo tokiam kultūros formavime pačių žmonių sąmonėje. Jie tyrė moteris technologijų versle, tiesiog klausė, kaip moteris, kurios jau yra šiandieną technologijų industrijoje, žiūri į karjerą, ir kaip jos elgiasi, kai atsiranda šeima. Ir buvo labai įdomus pastebėjimas, kad palyginus su vyrais, kai moteris sukuria šeimą ir susilaukia vaikų, jų ambicijos karjerai sustoja. Jos mažiau linkusios daugiau mokytis, jos mažiau linkusios siekti aukštesnių karjeros aukštumų ir, kaip čia gal tokiais paprastai žodžiais pavadinus, draskytis, pasiekti daugiau.
Jom vidinis ir tai galbūt yra jausmų poreikis visiškai toksai atspindys, kad jos jaučiasi, kad viskas, jos jau yra mamos, jos yra šeimos moteris ir jom jau kaip ir nieko daugiau nebereikia. Ir tai žinoma, verslininkams buvo pakankamai įdomi įžvalga, nes šiandieną atrodytų visuomeniai mes kalbam apie tai, kad moteris viską gali, jos turi visko siekti, šiandieną jų niekas neriboja, vyrai gali padėti, bet štai tokia psichologinė realybė iš tikrųjų yra kitokia. Ir, tai yra tiesiog mano toks noras gal pasidalinti tą įžvalgą, net nežinau, kaip ją iš tiesų reikėtų spręsti ir ką daryti. Bet tai yra tai, ką mes matom. Ir visą laiką man tas įdomus aspektas, aš būtinai savo narių paklausim, tai kaip ten šiandieną vis tiek yra vyrų ir moterų atlyginimų diskursas, tai ar ten daugiau uždirba ar ne. Ir, tarptautinėse įmonėse visgi tas santykis vis tiek vyrų naudai vis dar yra, bet, jisai dažniausiai dėl tam tikrų įmonės politikų nebūna jau toksai didelis. Tuo tarpu, pasakykime, lietuviško kapitalo įmonėse, ypatingai smulkesniuose versluose, tai visgi dar tas skirtumas tarp vyrų uždirbančių tam tikrą sumą pinigų ir moterų yra ganėtinai ženklus. Tai va tokie gal pastebėjimai iš tų investuotojų ir iš tų įmonių aplinkos, kas šiandieną vyksta. Ir dar vienas įdomus tik tai aspektas, tai kad aš pastaruoju metu pastebiu, kad vis daugiau verslų ir tarptautinių įmonių kalba apie tai, kad ofisuose reikėtų įrengti erdvę vaikam. Nes vis daugiau atsiranda ir moterų, ir vyrų, kurie norėtų anksčiau negu ten po metų ar po 2 išeiti į darbą, bet nepalikti savo vaikų kur nors, būtinai su auklėm. Tai va ta diskusija prasideda, tai va gal metai po metų, žiūrėkit, galėsime ir su savo pipliukais eiti į darbą ir jie po stalu užaugs su mum bedirbant. Ačiū. Agne, jūs norėjote papildyti, taip? Jo, klausimą pradėjom nuo kalties, toliau nuėjom į paieškas, kaip kas jaučiasi. Atsakysiu jums, kodėl savęs ieško žmonės šiuolaikiniai. Ketinu beje. Ieško dėl labai paprastos priežasties. Net čia mes, dabar sėdintis, šnekam, kas turi būti moteris. Kas yra gerai, kas yra blogai, kas yra karjera, kas yra neturėjimas ambicijų. Ar turėjimas ambicijų, kad nedirbti, o būti tik tai namuose ir su šeima, tai yra blogai. Potekstė yra jausmas, kokia turi būti moteris, ką jinai dar turi daryti. Mano draugė, pasigimdžiusi 3 vaiką, kuriai yra galvojo auglys, nepiktybinis, ačiū Dievui, yra galvojo auglys, jinai pastoviai vartojantį medikamentus moteris, pasigimdžiusi 3 vaiką, skambina man ir sako, apsiverkus negyvai, sako, blogai, sakau, kas tau blogai? Taigi džiaugsmas, 3 vaikas, tiesiog džiaugsmas. Sako, pas mane trūksta pieno 3 mėnesį, ar 4. Pas mane trūksta pieno, man sesė pasakė ir visi žurnalai rašo, kad tiek, kiek tu nori, tiek jo ir bus. Svarbu tavo noras ir reiškia, tu nenori ir tavo vaikas neturi pieno ir, žodžiu, jinai vaitina tą savo vaiką Mariną badu, jisai klykia, jinai psichuoja ir ta širdis nerami ir jinai aiškugi, kad ir viskas labai aišku, kaip viskas tęsiasi. Čia yra vienas iš pavyzdžių. Bet tai, ką jūs pasakėte, tai yra tokia nesąmonė. Aišku, kad nesąmonė. Tai yra absoliučiai mediciniškai neįrodomi dalykai. Aš iš neku apie tikrųjų kitus dalykus, yra, žiūrėkit, bet tai yra kažkas iš tikrųjų kaip spaudimas moteriai, kokiam privalo būti. Aš tą ir sakau, čia maitinimas krūtimi, aš dabar pasėmiau, pienas nėra, yra vienas iš pavyzdžių, kiek yra spaudimo. Man asmeniškai buvo spaudimas, ką tu veiki ir kada tu pradėsi dirbti, realizuotis. Pas mane pačią buvo nuostata, kad tos moteris, kurios pasilieka namuose, neturi ambicijų karjerai. Ką padarysi, aš turiu, einu, žygiuoju. Dabar aš šitai žiūriu su begalinė pagarba ir begaliniu pagarba, nes man namuose yra per sunku. Man yra daug lengviau eiti užkariauti pasaulį, negu išlaikyti namus. Pasakyti, ar šeima darbas, tas darbas man jis asocijuojasi su tokiu reikia žodžiu, o kas reikia, man yra,
ne man. Žodis reikia, ne. Ir aš tada savo kitą rakursą biškį atsukau gyvenime. Ar man kada nors buvo sunku keltis prie vaiko? Niekada. Ar man kada nors yra sunku jį apkabinti? Niekada. Ar yra, kai aš būnu darbe, ar aš jiem nekeliu ragelio, arba kai pakeliu ragelį, sakau, taip, greitai, aiškini, ate. Ir po to, po 15 minučių, kai išsprendžiu reikalus, labas, meilė, tai kaip tu, ką tu? Aš būnu ten, kur būnu. Čia yra mano pasirinkimas. Kai aš dirbu, kai aš esu su vaikais, aš esu su vaikais. Ar reikia stiprybės, begalinės sprendime ir nejausti spaudimo iš mamos, tėtės, mokyklos, universiteto, visuomenės ir nepalaikymo, ką tu pasirenki karjerą, blogai esi kalė karjeristė. Pasirenki man namus, esi apkiautėjus namų šeimininkė ir nieko neveiki savo gyvenime iš viso. Pasirenki visuomeninę veiklą, tai tave vyras išlaiko, tau pasisekė gyvenime. Ir pas mus yra be proto visur. Ir kaip galima po to savęs neieškoti, jūs pasakykit. Kai yra spaudimas. Pasakysiu, kaip galima savęs neieškoti. Vat jeigu mama žinojo, kad aš pats savęs neturiu ieškoti, jin mane turi sukurti. Ir sukūrė. Tai tada aš išeinu į suaugusio gyvenimą, jau žinodamas, kas aš esu. Tiesa, labai dažnai būna klausimas. Ne, jeigu nereikėtų mūsų, koks aš būčiau laimingas, eičiau griovių kasti, gal net uždirbčiau daugiau. Bet grįžkim prie kitko. Kas yra tas suaugęs žmogus? Vat iš tikrųjų labai daugelis tų, kurie ieško savęs, iš viso nesuvokia, ant ko stovi suaugusio žmogaus visa filosofija ir psichologija. O jis stovi ant labai paprasto dalyko. Labai. Kad laisvė ir atsakomybė yra vienos monetos dvi pusės. Ir kiek aš turiu laisvės, tiek pat turiu ir atsakomybės už savo sprendimų pasekmes. Viskas. Viskas. Nuo šio momento aš saugęs. Jūs pagalvokit. Vat jeigu aš dabar užduočiau tokį provokuojantį klausimėlį. Aš jau suprantu, aš jau dabar pasakiau, ir nebebus taip gerai. Bet aš labai dažnai auditorijose užduodu. Kaip jūs galvojat, kiek procentų jūs atsakingi už savo sprendimus? 50. 90. 100. Jūs klausimo neišgirdot. Ką aš pasakiau? Kiek procentų jūs atsakingi už savo sprendimus? Ne 100. Tai kiek jūsų čia sėdi suaugusių? Čia jau dabar nebereikia niekur toli žiūrėti. Visas 100 atsakomybės už mano sprendimus yra mano. Yra dalykų, kur aš negaliu nuspręsti. Ir čia galioja ta sena rytietiška patarlė. Viešpatie, duok man jėgų padaryti, ką galiu. Duok man proto nedaryti, ko negaliu. Ir duok man išminties atskirti vieną nuo kito. Ir viskas. Ir viskas. Ir jeigu aš kažką darau, o negaliu, reiškia, man trūksta išminties. O jeigu nedarau, ką galiu, reiškia, man trūksta jėgų. O jeigu aš iš vis nemoku atskirti vieną nuo kito, tai tiesiog proto. Būna. Kaip profesionalas, žinau, būna. Bet ne taip dažnai, kaip norėtųsi. Iš čia sėdinčių, manau, niekam netrūksta proto tiek. Taigi grįžtant dabar prie to, kad ieškom savęs. Ieškom savęs tada, kai manęs nesukūrė mano vaikystė. O dar Saint-Exupéry sakė, nereikia jokios psichoanalizės. Visi mes iš savo vaikystės. Paskaitykite, yra amžinų knygų, kurias skaityti reikia būtinai. Ir Mažasis princas yra viena iš tokių knygų. Tai, o kad būtų dar aiškiau, kokie žmonės gali būti skirtingi, tai paskaitykite Mikė Pūkuotukas ir jo draugai. Taigi tokios knygos apie charakterius daugiau nėra. Ir ją skaityti reikia reguliariai, kas 5 metus maždaug. Čia ne vaikiška knyga, neapsigaukit. Skirmantai, jūs norėjote papildyti?
Norėjau grįžti prie to diskurso apie darbdavius ir šeimos derinimą ir apie tai, kad darbdaviai šiuolaikiniai nori arba skatina šeimos žmonės praleisti laiką šeimoje ir nepyksta, jeigu, tarkim, kaip čia pasakyti, nepyksta, jeigu daliniesi tą laiką su savo šeima ir su darbu ir tai skatina, nes tai gerai. Tai yra gerai vien dėl to, kad yra toks, nežinau, vadybinis pavyzdys, kažkurį skaičiau, kad jeigu yra žmogus, labai geras specialistas, labai gerai viską padaro, bet turi bjaurių įpročių. Jisai ateina į darbą, kada nori, dirba, kada nori, keikiasi, bjaurus, su kitais žmonėm nesikala, bet labai geras specialistas. Ir yra šiek tiek blogesnis specialistas, bet labai geras teamplayeris. Tai darbdavys ims tą žmogų, kuris yra teamplayeris, nes tas, kuris specialistas, gal jis ir gerai padarys tą, bet jis prigadins daugiau aplinkui. Ir grįžtam prie dar vieno žodžio raktinio, tai yra disciplina ne tik tais, tarkim, darbe, ne tik šeimoje, bet ir mąstyme. Kad tu turi galvoti, negali užteršti savo minčių kažkokiais ten, nežinau, palabaikom, jeigu nori ką nors padaryti, nori ką nors nuspręsti, turi apie tai ir galvoti, o nemėtytis pirmin atgal. Aišku, aš čia dabar kalbėdamas daug pasimėčiau, bet turbūt bus apie tą patį. Tai yra, disciplina labai svarbi ir šeimoje vaikas mažas tiek tėtį, tiek mamą išmoko disciplinos. Ir darbdaviui tai yra auksinis dalykas. Darbuotojas, kuris laikosi disciplinos, kuris įvykdo tai, ką pažadėjęs, yra aukso vertės. Ačiū. Dabar aš manau, mes galime pereiti prie klausimų, nes jau turime nedaug likusio laiko, tai pereinam prie klausimų ir po to dar pasiliksime šiek tiek laiko apibendrinimui ir gražiai pabaigai. Tai auditorija, kokių jūs klausimų turėtumėte? Dar reikia laiko duoti. Čia jau apibendrinimo klausimas. Ne, aš nemanau, kad tai abstraktus klausimas, bet aš galvoju, kad tai nepaprastai priklauso nuo daugelio aplinkybių. Pirmiausia, koks yra darbas. Nes mūsų amžiuje, kuo toliau, to daugiau darbų daromi kompiuteriu. O kur aš sėdžiu su kompiuteriu, apskritai yra nusispjaut visiems, jeigu aš tą darbą padarau kokybiškai. Aš galiu sėdėti kavinėje, galiu sėdėti namuose, galiu sėdėti lėktuve, galiu būti bet kur, jeigu mano darbas yra kompiuteriu. Toliau, jeigu darbas yra kūrybiškas, aš nenueisiu į ofisą 8 valandom ir nesukursiu produktą. Aš jį kuriu tada, kai ateina įkvėpimas. Ir kai jo nėra, aš galiu daryti daugybę kitų dalykų, kurie reikalauja iš manęs mažiau. Ir aš galvoju, dar vienas dalykas, kuris iš tikrųjų, aš grįžtu prie to, ką sakiau pačioj pirmoji savo daly. Aš manau, kad jūs turite paskaičiuoti, kiek į ką savęs įdėsit, kad nesijausit nei vienoje vietoje nuskriausta. Nes kai tik tai pradedat sakyti, aukojosi, grabas, viskas. Džiaugsmas gyvenime baigėsi. Vat suvokt, čia aš irgi mėgstu cituoti. Kas žino 11 Dievo įsakymą? Po 10 Dievo įsakymų yra 11. Viešpatį Dievą mylėk visų protu ir širdimi savo, o artimą savo kaip pats save. Ir kai aš kalbu su lietuvaičiais, va šitais žodžiais, jie nesupranta. Jie nesupranta. Nes jiems įsimylėjimas ir meilė yra tas pats. O įsimylėti save ir mylėti save yra du iš principo skirtingi dalykai. Nes įsimylėti save tai reiškia nematyti daugiau nieko kito. Nes įsimylėjimas apskritai ir tarp asmeniniuose santykiuose tai yra vieno žmogaus psichikos sutrikimas. Jūs pagalvokit, visas pasaulis pasikeičia, tas, į kurį aš įsimylėjęs, pasidaro su nimbu ir debesėliuose. Vienu žodžiu, ačiū Dievui, tai praeina po 3-6 mėnesių ir tada, reiškia, mes pasveikstam. Jeigu nepasveikstam, reikia jau pas mane. Visai rimtai. Visai rimtai, jeigu per pusmetį įsimylėjimas nepraėjo, tai jau yra piktybinė forma. Bet jeigu mes kalbame apie meilę, meilė yra santykis. Dviejų žmonių santykis. Ryšys. Tai lygiai taip pat meilė savo yra ryšys su manimi pačiu. Aš turiu turėti tiek meilę savo, kad galėčiau pasakyti, kad čia, kur aš stoviu, yra mano vieta. Niekieno kito. Mano.
Ir aš čia stoviu taip, kaip aš noriu. Aš galiu priimti tave greta manęs, bet mes turim susitarti, ką mes kartu darysime. Ir tas mokėjimas mylėti save yra ir mano galva vienintelė prevencija šitai pasiaukojimo psichologijai atsineštai iš mūsų vergoviškos praeities, iš mūsų bandymo visų lietuvių išgyventi bet kokią kainą. Ir mokėjom bet kokią kainą, bet kam, kas per mus ėjo ir mindžiojo. Čia atskira istorija, čia ne apie tai kalba. Bet jeigu grįžtam prie to, kaip suderinti, derinsit tik kiekvienas iš jūsų čia sėdinčių. Mes jums recepto neduosim. Neduosim. Bet kad tai nebūtų vien grinai klaidų ir bandymų kelias, pasiimkit keletą principų. Kad ir tą patį viešpatį duok man jėgų, proto ir išminties. Ir jau bus lengviau. Arba mylėk artimą kaip pats save. Suvokimas, kad kito labiau už save mes mylėti negalim, net Dievas iš mūsų šito neprašo. Reiškia, reikia išmokti mylėti save. Porą namų darbų. Ir turbūt, kai išmoksi, nebereikės tiek ieškoti. Oi, tai jau tikrai taip. Nes vienas iš dalykų, kad žmonės labai dažnai turbūt privalo ieškoti kažkokių naujų įgūdžių, naujų galimybių, naujų potyrių, bet tai ne savęs viso. Ne savęs. Tam tikrų. Andželika, jūs papildyti. Prašau? Ta meilė savo yra darbas su savimi. Tarkim, jeigu tu moteris myli save, jinai jaučia save ir tada moka su vyru šnekėti, pasakyti jam savo mintis. Nes jeigu moteris savęs nemyli, jinai negali derinti tos motinystės visko. Nes tada jinai reikalauja, kad ją mylėtų kitas. Ir tik tada jinai jaus vertę. Ir turbūt mes neturėtumėm kalbėti tik apie moteris. Oi ne, tikrai ne. Nes vyrų, kuriems reikia, kad juos paglostytų, neverk Jonuk, tavo galva ne kvadratinė, yra ne taip mažai. Taip, Andželika, jūs Čia kaip mano mama sakydavo, turiu namie vaikus ir studentą. Tai studentai neįvardydavo vyrą. Bet aš kažkaip galvoju vieną aspektą, kurio mes gal nepalėtėm, apie tos, kalbant apie tos patarimus arba tiesiog apie gyvenimišką praktiką, kas tau veikia. Aš man tas suvokimas irgi ir šeimos ir darbo derinimo, jis yra procesas, kuris irgi keičiasi, kaip ir asmenybės požiūris į gyvenimą. Nes kai tu esi, sakykime, jeigu šeima yra vyras ir žmona, tavo šeimos ir darbo derinimas yra vienoks. Kai tau atsiranda pirmas vaikas, yra kitoks. Kai tau atsiranda 2-3 vaikai, vėl jis yra trečioks. Tai nereikėtų gal savęs įsikinkyti į vieną formulę ir stengtis visą laiką prie jos prilipti. Bet kas ypatingai, grįšiu prie pirmo savo sakinio, tai man ypatingai atrodo svarbu yra suprasti, kas jums yra patiems svarbu, tam, kad tada aiškiai derinti tai su savo aplinka. Nes aš ir aš tai yra ta ašis. Nes tada tu gali suprasti, kaip tu gali derinti save su kitu žmogum, save su visa aplinka, save su darbdaviu, save su vyru, save su vaikais. Ir nuo to matyti yra pradinė atspirtis. Tiesiog. Ačiū. Ir turbūt aplinkiniai visada turės savo nuomonę. Ir turbūt labiausiai reikia pagalvoti, ar jūs gyvenate jų gyvenimą ar savo gyvenimą. Ar ne, nes kad ir kokie jų protingi patarimai, bet geriausiai tegul jie pataria savo. O jeigu jūs neklausėte ir neprašote, tai gal ir tiesiog jos ir taip praklausyti reikėtų. Austėja, čia dabar iškilo mums diskusija mažytė, kurią aš iš karto kažkaip taip pagalvojau, kad reikia būtinai pasakyti. Kokį reikia turėti stuburą, kad išlaikytum to aplinkinių spaudimą? Aš atsakiau tiesų. Stiprų. Tiesiog, bet paskui pagalvojau, o kas jį ugdo? Tėvai. Ir iš tikrųjų, aš pasakysiu paradoksą, jeigu kas nors nesupyks. Ugdo šitą vaiko tiesų stuburą tik tai abiejų tėvų suvokimas, kad jie viens kitam yra svarbesni negu vaikas. Kad jie vaiką augina kitiems visiškai svetimiems žmonėms, kurių dar net nepažįsta. Maža to, jie turi jį išauginti taip, kad jis su tais visai kitais svetimais žmonėmis būtų laimingesnis negu su manim. Briedas visiškas, ar ne? Košmaras. Bet tik tai taip
išauga suaugęs žmogus, kuris supranta, kad namai tai yra uostas, iš kurio reikės išplaukti. Ir kad tėvai viens kitam liks visada. O aš išeisiu ir tai, ką aš išsinešiu, aš turėsiu atiduoti savo vaikams. Ir kartais, kai aš girdžiu, kad tėvai laukia, kad vaikai jiems gražintų tai, ką mes į juos investavom. Nesąmonė, absoliuti. Jo. Jie turi tai, ką gavo iš mūsų, nešti toliau kitiems, ne mums. O tai reiškia, kad mes turim gyvendami ir augindami savo vaikus suprasti, kad nežiūrint jų mūsų tokio brangumo ir taip toliau, mes vienas kitam esam svarbiausi. Mes tikrai esam nepakeičiami vienas kitam. Labai nelietuviška. Labai nelietuviška. Bet aš galvoju tik tai taip ir iš savo jau 45 santuokos metų aš galvoju tik tai taip. Tai jums jau lengva. Po 25 garantuotai lengviau. Garantuotai. Procentais nepatikėsit. Garbė žodis nepatikėsit. Kokiais 70. Tikrai taip. Prašau. Tai aš galiu jums tik pavydėti. Ir dar lengvės. Baltų pavydų pavydėti, bet ir toliau lengvės, žinokit. Ne. Dėl paprastos priežasties. Kiekvienas iš mūsų esam tikrai kitoks ir nepakartojamas. Ir jeigu grįžtam prie to, kad mums susigyvenimas yra šlifavimasis ir prisitrinimas, tai prie to kito reikės vėl šlifuotis. Tie pirmi 25 nebus lengvesni. Nebus. Ne. Irgi. Kodėl ne? Individualistų visuomenėje. Trintis kaip kaifo šaltinis. Pikantiška. Po 6 mėnesių prašau. Ar galime, mačiau klausimas yra, taip. Labai mėgstu šitą klausimą. Labai paprasti dalykai. Jie tikrai yra mokslinių tyrimų pagrįsti, dešimtmečių tyrimų. Vaikas pasiruošia bendrauti su kitais maždaug po 36 mėnesių. Toks yra faktas. Jis gali išgyventi tą atskirimą. Jis nenumirs, bet tai jam bus trauma. Tikrai. Nuo 3 gyvenimo metų jam pasidaro įdomus kiti. Nes tik apie tą laiką susiformuoja jo aš suvokimas. O aš suvokimas reiškia, kad jis supranta, kas yra mano ribos ir kas yra kitas, kas yra manyje ir pasidaro įdomu, kas yra kitame. Ir tada jiems jau jų pasaulis įdomesnis negu mūsų. Ir pasižiūrėkit, kaip vaikai, sueinam į vieną vietą. Jūs gal net nežiūrėjote, mes čia sėdim, mes puikiai matėm, kaip čia tas vaikų darželis susiformavo. Taigi čia atėjo visi vyresni maždaug negu 3 metai. Ir iš tikrųjų jie čia pažiūrėjo, čia suaugę kažkokie visai neįdomus ir jie viens kitą greit susirado ir prasidėjo lakstymas koridorium. Jiems su savimi gerai. Gerai. Ir iš tiesų, jeigu kalbam apie tą išleidimą, paleidimą nuo savęs, reikia žiūrėti. Tas skaičius 36 mėnesiai yra vidurkis, sutartinis dalykas. Iš tikrųjų reikia žiūrėti į vaiką. Kada jisai išėjus man neišsigąsta. Kada jis iš tikrųjų sugrįžus man nesusiaubokise mane pasitinka. Reikia žiūrėti savo vaiką. Aš tai norėčiau papildyti, aš sakyčiau, ne į vaiką reikia žiūrėti, į save reikia žiūrėti. Dėl to, kad vis dėlto, kadangi mano podoktoratūrinės studijos buvo su profesorė, kuri daugiausiai pasaulyje yra tyrinėjus ankstyvą išleidimą. Ir tai buvo Belgijoje. Ir nėra nei vieno mokslinio tyrimo kol kas, ir tai buvo jau 2010 metai, tai kol kas nebuvo nei vieno mokslinio tyrimo įrodžiusio,
kad ankstyvas išleidimas iš tiesų žaloja. Žaloja netinkamas tėvų požiūris arba netinkama ugdymo įstaiga. Esmė yra ta, kad tėvai turi būti pasiruošę. Vieniems tėvams dėja ir 36 mėnesiai yra gerokai per anksti. Kitiems tėvams, pavyzdžiui, Belgijoje, kai yra 4 mėnesiai motinystės atostogos, Belgija, Prancūzija, Anglija, Australija, JAV, Olandija ir taip toliau ir panašiai, mes kalbame apie didžiąją dalį vakarų pasaulio, niekas neturi tokios prabangos, kokią mes turime Lietuvoje. Ir tie vaikai išeina į lopšelius, būdami 4, 5, 6 mėnesių. Esmė yra, koks yra lopšelis pasirenkamas, koks yra žmogus ir koks yra santykis po to, kai vaikas grįžta namo, kai jis yra parnešamas namo, kiek dėmesio yra skiriama, koks jisai yra savaitgaliais, koks jisai yra vakarais. Dėl to, kad, aš prisimenu, kai mes lopšelyje pasakėm, kad Lietuvoje yra metai arba 2 motinystės atostogų, tai aplink mane buvo gal 30 moterų būrelis, kurios sakė, kiek negali būti, tai kokio turtingumo turi būti jūsų valstybė. Ar ne? Ir mes po to labai ilgai diskutavom ir aš sakiau, bet motinystė Lietuvoje prioritetas ir taip toliau. Tai labai galėjau Lietuvą išaukštinti. Bet iš principo, ar ne, būtent kai mes kalbame apie mokslinius jau tikrai tyrimus, tai sudedamųjų yra daug daugiau. Ir ką mes labai pastebime, tai ar yra pasiruošę tėvai. Jeigu mama arba tėtis tokiom rankom auklėtojai paduoda vaiką ir kūkčioja ir verkia kartu, tai dabar jūs įsivaizduokit, jūs esate su žmogum, prie kurio esate labiausiai prisirišęs, kuriam esate artimiausias ir tas žmogus kriokdamas jūs atiduoda. Tai jūs iš karto registruojate, vyksta kažkas baisaus. Ir natūralu, kad tada ir ta adaptacija, ir tas prisitaikymas, ir naujo ryšio užmezgimas yra labai sudėtingas dėl to, kad jūs iš karto gynybiškai jūs matote tą visą stresą, ar ne, ir jūs išgyvenate jį kartu. Tuo tarpu, kai yra atiduodama ramiai, kai yra tas perėjimas ramus, kai yra pasitikima, kai yra bendrystė, tai tada yra visai kitoks procesas. Tai mano klausimas visada yra ne kada yra pasiruošęs vaikas, o kada yra pasiruošę tėvai. Ir visų pirma, tėvai turi būti tam pasiruošę, nes mes turime suprasti, kad gyvename vėlgi 21 amžiuje ir yra tokių situacijų, kai žmogus turi grįžti ir po 3 ir po 4 mėnesių į darbą ir tai visiškai nereiškia, kad pusė vakarų pasaulio yra traumuoti visam laikui. Jie vis dėlto sugeba būti visavertėmis asmenybėmis ir gražiai funkcionuoti ir turėti labai nuostabias bendruomenės. Tai viskas priklauso nuo mūsų ir nuo mūsų nusiteikimo. Dar buvo klausimas? Taip, prašau. Patikėkit, 4 labai lengva. Man 3 buvo labai lengva, nes jisai pats ėjo ir dėjosi batus, nes sako, aš noriu būti namuose. Taip. Noriu važiuoti su broliu ir. Ir, tarkim, ugdymo įstaigai yra daug kartų lengviau dirbti su tėvais, kurie atveda antrą vaiką. Daug kartų. 10 kartų.
Aš galiu pasidalinti Švedijos patirtimi. Mes labai daug kalbame apie Švediją ir kaip Švedijoje yra nuostabu ir kaip mes turėtumėme vis daugiau žvelgti, kaip yra Švedijoje. Švedijoje yra tokia situacija, jeigu gimsta, aš nežinau, ar dar šiandien galioja ta tvarka, bet anksčiau buvo tokia tvarka, jeigu gimsta antras vaikas, iš darželio privaloma pasimti pirmąjį. Dėl to, kad darželėje yra vieta tik tai dirbančių mamų vaikams. Jeigu mama namuose augina 1, 2, 3, 5 ar 8 vaikus, tai gimus 9 visus 8 pasiema iš darželio. Taip yra garantuojamos vietos darželiuose tik tai dirbančių tėvų vaikams, o mama, jeigu ji dirba mama, tai prašau, dirbk su visais savo vaikais. Švediškas socializmas. Taip, kad darželis, valstybinis darželis garantuoja vietas tik tai dirbančių tėvų vaikams. Jeigu tėvai dirba mama arba tėčiu, tai prašau dirbti su visais savo vaikais, o ne išskirti tik keletą. O šiaip kalbant apie kūdikius, aš labai dažnai matau, kaip tėvai, vežimėliu vežioja mažulį, o didysis ar su aukle, ar su dar kažko likęs namuose. Tai čia gal Eugenijus mane pataisys, bet man visą laiką atrodo, koks skirtumas, kas tą vežimėlį vežios, ir bežio negali jį pavežioti. Tam vaikui gulinčiam vežimėlėje tikrai jokio skirtumo. O tam gyvam, atsibudusiam vaikui, kuris, tas tai toks dar broileriukus guli vežimėlėje, ar ne? O tas gyvas vaikas nori ir negana to, kad jį ir taip tas begėdis išstūmė, ar ne? Tai dar ir sąmoningai tėvai pasirenka, būti su tuo jaunėliu. Gal džiaugiasi tuo šviežumu, naujumu, bet iš principo tam vaikeliui, kuris buvo gimęs anksčiau, tai yra labai liūdna. Čia vienoje knygoje, Faber ir Mazlich, labai gražus yra palyginimas. Tai yra lygiai tas pats, kas aš parsivežčiau naują vyrą ir sakyčiau saviškiui, kad, žinai, šitas toks šviežutėlis, vainutėlis, tai tu dabar, kai jisai miegos, tai tu tykiai po namus vaikščiok. Ir geriausiai būtų, kad tu į kitą miegamą išsikraustytum. Ir išvis, kai aš su juo žaidžiu, tai tu sėdi ir lauki. Tai jūs gal, Eugenijau. Ir lygiai taip pat ir su tais, man atrodo, kad tie, kas turi vieną vaiką, planuoja ir laukia antro, labai svarbu, kaip tu tam pirmam esančiam vaikui pristatai tą sekantį vaiką, paskui dar sekantį ir paskui dar sekantį. Aš jau savo vaikam, jiems neturėjo pasirinkimų, jiems buvo siekiama, kad jų laukia dovana. Tai kaip nuostabu, kad jūs Lietuvoje gyvenote, ne Švedijoje. Eugenijau, gal jūs? Gal aš labai norėčiau sureaguoti į tą ruošimą vyresniojo vaiko. Tarp mano dukterų tarpas yra 3,5 metų. Ir kai žmona laukėsi antrosios, tai pirmai buvo aiškinama viskas. Jin klausėsi pilvelę, čiupinėjo judesius, su stetoskopu, kadangi aš daktaras, tai jinai klausydavosi širdies ritmo. Bet likus galbūt savaitė iki gimdymo, jinai tai pažiūrėjo į besikeliančią sunkiai mano žmoną iš lovos ir sako, mamytė, gal tu vis tik daugiau nebevalgyk, labai jau stora.
Tai čia apie to vaiko galėjimą iš tikrųjų viską suprast, kaip mes norėtumėm. Aš manau, kad mes mes visi dažnai labai darom su vaikais vieną iš dviejų klaidų. Arba traktuojam jį kaip vyresnį ir daugiau suprantantį, ar kaip mažesnį ir mažiau suprantantį, negu jis iš tikrųjų suvokia, supranta ir jaučia. Vat mokėjimas suaugusiojo prisitaikyti prie vaiko yra nepaprastai sunkus talentas. Ir aš visiems sakau, kad kai gimsta vaikas, tai reikia negalvoti, kaip auklėsit vaiką, o kaip auklėsit save, kad su juo galėtum gyventi. Nes iš tikrųjų vaikus mes auklėjam ne žodžiais, o savimi. Ir jeigu aš noriu, kad vaikas būtų kažkoks, koks aš nesu. Nes mesgi visi svajom, kad vaikas būtų už mane geresnis, tiesa? Be jokios abejonės. Ja. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, reikia tapti geresniems. Vienintelis kelias. Kito nėra. Elementariai. Kito nėra. Ir todėl darbas gimus vaikui yra žymiai didesnis su savimi, o ne su juo. Ir antras dalykas, kai kalbam apie tai, kas svarbu vaikui, kokio amžiaus kūdikiui vaikui svarbu. Aš noriu pasiūlyti visiems sėdintiems salėje, internete labai nesunku YouTube surasti vieną fantastišką trumputį filmuką, kuris vadinasi Still Face Experience. Still Face Experiment, atsiprašau. Ten profesorius Tronikas, amerikonas tyrinėjantis kūdikių ir motinų sąveiką, rodo, ką reiškia 6 mėnesių vaikui motinos veido gyvumas, motinos reagavimas arba nereagavimas į ją. 4 minutės, nepavargsit žiūrėdamas. Still Face Experiment. Jeigu pasidarys įdomu, kaip jūs žinot YouTube'ą, iš karto šone išlenda daugybė kitų panašių artimų filmukų. Ten surasite ir apie prieraišumą, attachment. Ten surasite daugybę dalykų apie prieraišumo stiliaus nustatymą. Labai įdomių dalykų apie tai, ką mato, jaučia ir žino apie pasaulį 12 mėnesių vaikas. Viskas. Jau tam amžiuje prieraišumo stilius yra susiformavęs. Ir jis gali būti įvairus, nebūtinai laimingas, gali būti labai liūdnas. Ačiū. Kadangi jau yra 8:30. Ir vaikams laikas miegot? Taip. Ir jau išgirdome, ar ne, kad recepto mes čia neduosim. Ir asmenybės kinta, laikmetis kinta, keičiasi tos formulės. Tai vis dėlto visų dalyvių paprašyčiau apibendrinti keletą jūsų minčių, keletą frazių, pabaigai, ko palinkėtumėte auditorijai ir kiekvienam čia sėdinčiam. Mano nuoširdus palinkėjimas rinkti save ir rinktis būti laiminga. Ir nėra vėlų būti mama, nėra vėlų daryti karjeros, siekti, eiti mokytis iš naujo yra nevėlų. Niekada. Ką tik tai į mano vyro įmonę grįžo po 9 metų, grįžo moteris, kuri dirbo, po 9 metų dekretinio atostogų. Jis pasigimdė 4 vaikus per tuos 9 metus. Grįžo, pasakykit. Ir tobulai dirba. Tobulai dirba su didelė nuotaika, dideliu entuziazmu, dideliu organizuotumu, labai aiškiai žino, ko jinai nori, kas puikiai darbuotoja. Tai reiškia neriba, kai mums daro labai daug spaudimo apie viską. Pavėluosi, negali rinktis, gali rinktis, bet kada. Viską. Pradėti iš naujo, pradėti toliau, mokytis, būti mama, atsisuku atgal, biškai padariau klaidų, gali iš naujo eiti būti mama ir eiti bandyti susikalbėti su savo vaikais, su savo vyru, šeima, tėvais ir visko kitu. Būkit laimingas. Pasirinkit pačią savo, pirmiausia. Kadangi esu šalia Agnės, galvojau, šitos istorijos nepapasakosiu, bet
Dar 2 minutės, jeigu galiu, prieš tas paskutinius 2 sakinius. Vieną kartą žaidžiau žaidimą apie atgal įsitraukimo į darbo rinką ir ištraukiau tokį asmenybės aprašymą, kad esu mama, 40 metų, turiu buhalteris išsilavinimą ir 20 metų auginau namuose 3 vaikus. Ir dabar aš ieškau naujo darbo ir kaip man seksis eiti į darbo rinką. Na ir pirmas klausimas buvo, tai kaip manot, ar lengva jums bus rasti darbą? Mano atsakymas yra ne. Kaip manot, ar lengva jums bus prisitaikyti naujam kolektyve? Aš galvoju, Dieve, 20 metų prasidėjus namuose, tikrai ne. Kaip manot, kokie šiai dienai yra jūsų ten darbo įgūdžiai? Tragedija, ką aš galiu po 20 metų? Ir žinoma, aš visus tas klausimus atsakydama ne. Žaidimo pabaigoje priėjo prie manęs moteris, kuri yra šiandieną didžiulės tarptautinės jau netgi įmonės vadovė ir sako, Andželika, tame lapelėje buvau aprašyta aš. Aš 20 metų auginau 3 vaikus, bet ir jinai man papasakojo, ką per tos 20 metų augindama 3 vaikus jinai išmoko. Jinai puikiai turėjo organizacinių įgūdžių, komunikacijos įgūdžių, psichologijos įgūdžių. Dėl to jai buvo labai paprasta. Taip, jai psichologiškai gal aplinkas pakeisti buvo sudėtinga, bet daug įgūdžių jinai neprarado, nes vaikai ir šeima irgi yra darbas. Tai aš labai palinkėčiau tą tokią istoriją irgi turėti savo ir žinoti, kad tas pasirinkimas yra. O pabaigai, vis tiek, manau, svarbu yra suprasti, kuriam etape jums gyvenime kas yra svarbu. Nes vieneriais metais, kai tau yra 20, tau yra vieni dalykai prioritetas, kai tau 25, kiti dalykai gali būti prioritetas. Ir suprasti, man atrodo, svarbu pasirinkti ir save reflektuoti tais metais, ko aš noriu ir kas tame etape man yra reikalinga, kad aš jausčiausi, jeigu taip galima, apskritai šitam pasaulį pilnaverčių žmogum. Ir man atrodo, tada, kai tu suvoki, kad taip, šitos 2 metus aš skirsiu darbui ir tu esi kaip santarvėj su savim, tada tu gali daryti tos pasirinkimus, gali susitarti su savo aplinka, su savo mylimuoju, su savo tėvais. Bet jeigu tu jausies pati nesaugi arba pats nesaugus, tai, man atrodo, dėja niekas aplinkui tau nepadės, nes aš esu įsitikinus, kad aplinka mus ypatingai stipriai formuoja. Ir reikia būti labai pragmatiškiam, kad atsilaikyti nuo spaudimo patiem kartais nelengva. Ir dėl to, kai mes kalbam šiek tiek apie tai savęs atradimą, aš manau, kad tai nėra visai nesvarbu, nes jeigu tau tų pamatų ir stuburo nesuteikia vaikystėje šeimoje, tai kai tave išmeta į universitetą arba į darbo rinką, tada tau ir kyla tie klausimai. Ir manau, kad to nuvertinti visai nereikėtų, kad savęs pažinimas nėra svarbu, jis yra svarbus, jeigu tu jautiesi netikras dėl savo sprendimo arba dėl to, kokia tu asmenybė esi tam tikram gyvenimo etape. Tai, vėl viską reikėtų vertinti pakankamai kritiškai ir atsirinkti, kas kuriam gyvenimo etape jums yra svarbu. Ačiū. Svarbiausia klausytis, išgirsti, ką kalba, turėti sinchronizacijas tarpusavyje, man tas techniškas žodis, bet man jis patinka, ir žinoti dar vieną dalyką, kad jeigu tu prisiruošiai eiti pakalbėti, viskas gerai, nebūtinai tai bus geras laikas, reikia tą momentą kažkaip išjausti ir pagauti. Tai čia aš vyram tokį ir patarimą ir duodu. Aš tai ir šiaip daug visokiausių dalykų kalbėjau, bet aš galvoju, kad dar vieno nepasakiau man atrodančio svarbaus, kad mes visi suvoktumėme, ir jūs moteris, ir mes vyrai, kad iš tikrųjų mes gyvename tik šią sekundę. Praėjusios jau nėra, ateisinčios dar nėra. Ir atmokėjimas pasiimti iš šitos sekundės viską, ką jinai duoda. Manau, kad tai ir yra tas, kas duos ir džiaugsmą, ir pilnatvę. Ir, pavyzdžiui, aš galvoju, dabar tie vaikučiai, kurie už jūsų tarsi triukšmauja ir trukdo. Viešpatie, koks garsas dar gali būti linksmesnis? Ačiū.
Taigi apibendrinant, aš norėjau šiek tiek sutraukti tai, ką jūs net šitais keliais sakiniais sakėte, ar ne? Tai mes turėtumėme tokius keletą pasiūlymų, kurie galbūt nėra receptai, galbūt yra tik tai įžvalgos, kurios padės jums atrasti savo kelią. Ir vienas būtų rinktis save, rinktis laimę, antras pažiūrėti tai, kuriame etape, kas yra svarbu ir kas yra svarbu būtent jums. Klausytis, girdėti, sinchronizuoti, ane? Ir nepamiršti, kad mes gyvename čia ir dabar. Mes gyvename šią sekundę ir mes turime paimti iš šios sekundės tai, ką jinai duoda. Ir nuo savęs aš galėčiau pridurti tik tai, kad kadangi turiu tuos 4 vaikus ir visiškai normaliai su tais 4 yra. Žinokit, jeigu norit 4, tai bus ir lengva ir su 4. Jeigu norit 1, tai tebūnie 1. Dėl to, kad net ir jeigu nenorite ne vieno, tai irgi yra kelias. Kai man buvo 16 metų, aš savo tėvams sakiau, kad aš niekada gyvenime neturėsiu šeimos, nes šeima trukdys man būti mokslininkė. O vyrai žinia trukdo būti mokslininkėmis. Trukdo. Net ir Daujotytė Viktorija apie tai rašė, kad moterim mokslininkė būti yra daug sunkiau negu vyrų mokslininkų. Tai buvo anksčiau, taip vis dar yra. Ir kadangi aš visada labai norėjau būti mokslininkė, aš sakiau, tai tada bus mokslas. Ir šiandien jau žvelgdama atgal, dar neturiu tų 25 metų, bet jau link jų artėju, tai vis dėlto mano nuomonė ir ką aš galėčiau patarti, tai jeigu dar nesate pasirinkę, tai labai atidžiai rinkite žmogų, su kuriuo teks atrasti tą dermę ir ištverti tos pirmus 25 metus. Nes iš tiesų derinimas labai priklauso nuo to, koks yra tas žmogus, su kuriuo visą tai jūs darysite. Ir tada, pavyzdžiui, mano atveju, puikiai supranti, kad gali būti ir mokslininkė, ir 4 vaikų mama, ir visa tai yra žiauriai lengva. Tai ačiū visiems šįvakar prisijungusiems ir linkime sėkmės.